Sėdimas darbas kartais labai stipriai morališkai užsodina žmogų, o kai tu gauni judėti iš vietos į vietą ir gauni paspręsti, kaip sakant, visokius galvosūkius, manau, tas ir yra pats malonumas šitoje srityje. Elektriko profesija labai perspektyvi paskutiniu metu, kadangi Lietuvoje yra labai daug statybų, mūsų ekonomika labai vystosi, reikia labai daug elektrikų. Mūsų mokykla išsiskiria tuo, kad mes vienas dalykas turime mokytojus, kurie turi labai didelę praktinę patirtį ir pačių pažangiausių technologijų mokome. Tai ne tik tais, kaip sujungti laidus, kaip pažinti elektros elementus, bet mokome ir sudėtingesnių technologijų, tokių kaip protingo namo ir automatikos elementų. Techin mokymo centre turim tokį tikslą, kad mokiniai baigę mūsų programą pas mus iš karto dirbtų jau be jokių papildomų mokymų, dirbtų kaip elektrikai. Kai kurie mokiniai jau besimokant atsidaro įmonės ir atidaro savo verslus. Iki mokymosi Techin mokymo centre aš buvau baldžius, kadangi baldai ir elektra yra šiais laikais labai bendra ir siejasi. Pamačiau, kad elektra visai yra man prieinamas ir patinkantis dalykas ir tokiu keliu atsiradau Techine. Tikrai rekomenduočiau Techin mokymo centrą draugam, nes šia aplinka yra labai maloni, niekados nesijauti lyg būtum standartiniai mokykloje, viskas yra žymiai įdomiau, nėra tiesiog sėdėjimo suole. Techin mokymo centro stiprybės ir geriausios pusės yra jų mokytojai bei klasės, kurios yra modernios ir įranga, kuri yra tikrai atnaujinta ir moderni. Nežinau, man visas tas procesas ateiti iš naujo mokytis, visados, kai ypač padirbi 4 metus darbo rinkoje, labai baisu atrodo, nesinori išeiti iš rutinos, nesinori prarasti atlyginimą, bet yra vakariniai mokymai ir tikrai yra visos pilnos galimybės labai lengvai baigtos mokslus. Kad tiesiog nereikia lipti per save, atsisakyti atlyginimo, tarkim, jeigu turi vaikų ar šeimą, turi rūpintis, tai yra tikrai labai geros galimybės tam.